Išlaipintas iš autobuso ir kelių vyrų apsupty nuvežtas į policiją, net jeigu sutriko jo sveikata. Lietuvoje nėra patvirtintos tvarkos, kaip visuomeninio transporto kontrolieriai privalo elgtis su nepilnamečiais. Reporterė Zina Paškevičienė domėjosi įvykių nutikusių nepilnametei Panevėžietei. Neturėjo teisės aplamai vaiko paimti ir vežti be mano sutikimo ir mano dalyvavimo. Aplamai net surašant protokolą jie neturėjo teisės, nes tai yra vaikas nepilnametis. Nesvarbu, kad jinai vyresnio amžiaus. 17-metės mama pasakoja, duktė gimnazijoje pasijuto blogai, todėl buvo išleista iš pamokų. Autobusu važiavo pas mamą į polikliniką. Bilietą nusipirko, bet moksleivio pažymėjimo neturėjo. Kontrolieriai mergaitę nuvežė į policiją. Jokio absoliutiškai žmogiškumo. Galima buvo apsiriboti, jo labiau aš kad pasakiau, kad vaikas blogai jaučiasi. Galima buvo perspėti vaiką, kad tu sekantį kartą daugiau įdėmiai pasižiūrėk prieš išvykdama į namus, ar tu tikrai turi tą moksleivio pažymėjimą. Bet policija negalėjo greitai nustatyti vaiko tapatybės dėl sistemos trikdžių. Kontrolieriai pasiūlė parvežti mergaitę namo į užmiestį, kad ji pasiimtų asmens dokumentą. Vaikas esą sutiko. Parvežę namo surašė pažeidimų protokolą. Mama piktinasi jame neradusi kontrolieriaus pavardės. Nežinau, koks čia kontrolierius. Ar jisai dirba, ar nedirba. Tu prasme, aš net pasitikslinti, pasiskambinus įmonę negaliu. Panevėžyje keleivius tikrina ekskomisarų biuras. Jo atstovas sako, kad kontrolieriai elgiasi pagal miesto taisyklės ir transporto lengvatų įstatymą. Jeigu keleivis nepateikia lengvatą patvirtinančio dokumento, vežamas į policiją. O veždami vaiką namo kontrolieriai esą manė darantys gerą darbą. Geranoriškai norėdami greičiau išspręsti situaciją ir kad merginai nereikėtų tiek laiko laukti, jie pavėžėjo iki namų. Šiaip jokių pavėžėjimo paslaugų mes neteikiame. Panevėžyje nuo šių mokslo metų veikia elektroninis mokinio pažymėjimas. Jis aktyvinamas per programėlę, o pervedus pinigų juo galima atsiskaityti kaip banko kortelę. Atsakingos už keleivių vežimą įstaigos vadovas stebisi 17-metės atveju ir vadina jį ypač retu. Per praėjusius metus nė vienas nebuvo nubaustas, nesurašytas nė vienas administracinio nusižengimo protokolas keleiviams iki 16 metų. Tai yra taip, įspėjimai, ten informuojami tėvai, ten rašomas tyrimo tam tikras aktas, taip, bet nė vienam, kiek man yra žinoma, neteko mokėti baudos. Pasak savivaldybės atstovų šalyje trūksta bendros tvarkos, kaip kontrolieriams elgtis su nepilnamečiais. Todėl kiekvienas elgiasi savaip. Vienas tik įspėja, kitas siūlo nusipirkti bilietą visą kainą, o jeigu vaikas neturi pinigų, draugo bilietą jam nuperka suaugę keleiviai. Aš puikiai suprantu, kad ekskomisarų biuras ar kontrolieriai vykdė savo pareigas, tačiau galbūt reikėtų atsižvelgti ir žmogiškumą. Nes jeigu vaikas, mesgi nežinom, koks tas vaikas, ko jisai serga, gal epilepsija, gal jisai nuo nervinio streso tiesiog susijaudina. Vaiko teisių apsaugos tarnyba savo nuomonę pateiks, jeigu gaus stresą patyrusios mergaitės tėvų skundą. Tėvai tokią galimybę svarsto. Reporterė Zina Paškevičienė.